Sveiki, vasara jau baigėsi ir artėja ruduo, tai peršalimo ligų sezonas. Taigi manau, kad daugeliu yra aktuali tema, kaip išlikti nesusirgus, kaip išsiugdyti sveiką imunitetą, kaip likti atspariam. Ypač tie, kurie turi mažų vaikų, žino, kad tai gali būti tikrai didelė problema, kai vaikai pasigauna visus virusus, parneša namo ir suaugusieji taip pat serga maratonų nenutraukiamų kartu su vaikais. Tai tą esu patyrusi ir pati, kai mano sūnelis pradėjo eiti į darželį, aš dirbau moksliniam institute ir prasidėjo lygų maratonas. Kiekviena slogytė, kiekvienas kosuliukas persidodavo man ir nesibaigdavo. Tai kiekvieną bacilą, kurią tik galėjom pasigauti, mes pasigaudavom ir sirgdavom tikrai sunkiai ir stipriai. Kosuliukas pereidavo bronchitus ir prasidėdavo uždegimai ir sirgdavo tiek sūnus, tiek aš. Ir tiesiog vienu metu buvo neįmanoma netgi dirbti. Tai sūnus serga, tai aš sergu, tai vėl aš pasveiksiu, vėl sūnus serga. Ir tokiai būsenai reikėjo ir dirbti, ir važiuoti į komandiruotės. Ir tiesiog buvo didelė baimė, ką čia toliau daryti. Iš daktarų pagalbos sulaukiau tik tokios, kad kai ateidavom su sloga neduodavo nieko, o kai jau ateidavom su ausų uždegimu, gaudavom antibiotikus. Ir tai buvo 1 mėnesį, 2 mėnesį, 3 mėnesį ir aš pagalvojau, negi tai yra išeitis ir kiekgi galima vaikų duoti stiprius vaistus arba antibiotikus. Tai kad pagalvojau, kad turi būti kažkokia išeitis iš tos situacijos. Ir tada prasidėjo mano ilgas ieškojimų kelias. Tai kągi aš išbandžiau? Išbandžiau, žinoma, vitaminus. Visi sako, gerk cinką, gerk vitaminą C, gerk kitus papildus ir vitaminus. Ir aš tai išbandžiau. Ir kas vyko? Nieko. Iš tikrųjų man nepadėjo. Ir nesakau, kad vitaminai nepadeda, aš juos vartoju šiandien. Taip, jie pastiprina visą situaciją, tačiau jie nepadarė stebuklo geriant vien tik tai vitaminus. Tuomet aš ieškojau kitų strategijų. Sportas, šaltas vanduo, grūdinimasis ir visos tos strategijos yra puikios. Puikios tikrai kaip pastiprinimas, tačiau jos neatnešė to laukto rezultato. Aš kaip ir sirgau toliau, su sūneliu taip ir sirgom. Mums tikrai lygų maišeliai ir tiesiog kažkas šalia manęs galėdavo nusičiaudėti ir jau aš pasigaudavau virusus. Ir taip tęsiasi daug metų, iki kol aš atradau strategiją, atradau, kas iš tikrųjų padeda išsiugdyti labai stiprų imunitetą. Ir šiandien aš beveik nesergu, jeigu susirgu, tai mano liga trunka kokią dieną, 2 ir aš vėl sveika. Be jokių stiprių vaistų, su arbatom ir jeigu yra karščiavimas iš prakaitavimo. Tai aš pasidalinsiu, kas man asmeniškai padėjo. Tačiau dar norėjau papasakoti ir apie kitas sveikatos bėdas. Taigi, kai buvau jauna, labai jauna, tai turėjau tų bėdų tikrai visą maišelį ir palyginsiu dabar būsena tikrai jau buvo kitokia. Tai prasidėjo skydliaukės sutrikimas ir tuo metu mano skydliaukės rodiklis tikrai nebuvo geras. Ir kas turi tą problemą, skydliaukės nepakankamumą, tikrai žino tos rodiklius ir kai yra rodiklis 8, TSH rodiklis 8, tai tikrai žino, ką tai reiškia savijautai. Tai kankino baisus nuovargis, plaukų slinkimas ir iš vis nuovargis mane lydėjo labai ilgai. Aš atsikeldavau iš ryto ir jau svajodavau, kaip eisiu vakare miegoti. Atsikeldavau tik su žadintuvu ir vos išlipdavau iš lovos. Ir vakar jau tos energijos, jau nuo pietų energijos nebebūdavo. Ir mano didžiulė svajonė, aš net esu užsirašiusi svajonių sąsiuvinį, kad aš visą dieną būčiau puikios energijos ir kad vakare turėčiau daug energijos. Ir šiandien man tai yra savaime suprantamas dalykas. Aš netgi prisiminiau, kad aš tai užsirašiau ir galvojau, tai tikrai kažkada tai buvo. Šiandieną aš atsikeliu anksti, kaip anksti, 7, pusė 7, 8 vėliausiai ir vakare dar 10 valandą aš turiu energijos, tačiau jau 10 valandą dažniausiai ruošiuosi miegui. Iki 11 stengiuosi užmigti, nes tada yra pats kokybiškiausias miegas ir išmiegu 8 valandas, tačiau pas mane nebėra
tokių nuovargio priepuolių, arba jie yra labai reti, jeigu aš kažką labai sunkiai fiziškai dirbau, arba buvo kažkokia tai naktis, kur neišsimiegojau dėl kažko tai. Ir tie tokie nuovargio priepuoliai yra labai labai reti, jų beveik nėra, o dažniausiai aš turiu labai gerą energiją. Tai vėlgi, kaip aš prie to priejau, vėlgi tai yra ir tam tikri vitaminai ir papildai, taip jie prisidėjo. Tačiau kur įvyko tas esminis lūžis, kas pervedė mane į tą būseną, tai aš netrukus papasakosiu. Ir toliau dar norėjau paminėti, kad mano akis, aš nešiau akinius, nes be akinių jau nebegalėjau nei vairuoti, nei matydavau, nors nebuvo labai stipriai nusilpusios, tačiau jau tikrai buvo prastesnis negu dabar. Dabar aš vairuoju su akiniais tik tai naktį arba labai prastom sąlygom ir iš esmės dieną akinių nenešioju. Ir jeigu akis pablogėja, aš turiu metodus, kuriais atsistatau akis. Ir jeigu domina, parašykit man. Aš manau, kad daug informacijos apie tai yra, tačiau taigi vėl yra mano viso to, ką aš atradau, kaip gyventi tą sveiką gyvenimą dalis. Taip pat mane kankino tokie sąnarių jau sąstingiai, nes aš dirbu sėdimą darbą, tai ten skausmas, jau tai atsikeliu iš ryto, jaučiasi sąnarių toksai sustingimas. Ir tai buvo dar visai, kaip ir sakiau, jaunystėje, 30 metų, kai yra žmogus ir jam tokie dalykai dedasi, tuomet nėra labai gerai. Aš labai sunkiai dirbau, turėjau daug labai atsakomybių, turėjau mažą vaiką ir labai daug rūpesčių ir tai prisidėjo prie mano tokios savijautos. Ir tai kokias aš strategijas atradau, kurios padėjo man išeiti iš tų visų sveikatos bėdų ir šiandieną jaustis daug geriau, negu aš jaučiausi 30 metų, kai buvau. Ir šiandieną man padeda taip pat išlikti sveikai, neužsikrėsti, būnant tarp žmonių, dalyvaujant renginiuose arba užsikrėtus ir susirgus labai greitai gauti natūralų imunitetą, tiesiog išeiti iš to ir neužsigulėti lovoj, nepasiduoti kosuliams ir slogoms. Ir taip pat ne tik jaustis geriau, tačiau mano rodikliai, visi rodikliai yra daug geresni negu tuo metu, taip pat skydliaukės rodikliai. Ir kas turi tas skydliaukės nepakankamumą, žino, kad kamuoja nuovargis, slenka plaukai ir šiandien aš su tuo gyvenu labai puikiai, man nieko nesijaučia. Aš nepakeičiau vaistų, nepakeičiau normos, viskas taip pat, aš pakeičiau truputį mitybą ir esminis dalykas, kurį noriu perduoti jums, kai kas įvyko, kad mano tokia sveikatos būklė pasikeitė, tai yra du tokie labai svarbus dalykai. Tai pirmas dalykas, aš išsisprendžiau labai daug emocinių blokų. Kai kas yra emocinis blokas, tai jis yra kaip ir laike ir erdvėje užstrigusi emocija. Tai laike yra praeityje užstrigusi, o kur užstrigusi, tai mūsų kūnas yra kaip saugykla. Tai mūsų kūne, kaip ir kompiuterio kietajame diske, yra įrašyta tokia informacija. Ir už tai, kai kažkas atsitinka, ta informacija įsirašo ir užtenka vėliau kažkokių tai tų vadinamų trigerių, kažkokių įvykių, kurie sužadina tuos prisiminimus ir mūsų kūnas jau reaguoja, mūsų kūnas jau įsitempia. Ir tai gali vykti netgi pasąmonėj, netgi apie tai negalvojant. Taip, tai toksai pavyzdys, jeigu jūs kažkas tai mušė ir tuo metu iš krano bėgo vanduo, jums kiekvieną kartą jungus kraną gali nesąmoningai susitraukti kažkokie tai raumenys ir per kurį laiką tai netgi pasidaro kažkokia disfunkcija raumenų ir spazmai, taip, užkalkėjimai gali pasidaryti. Ir tam tikros emocijos dažniausiai yra surištos su kūno pojūčiais. Todėl dažnai aš savo darbo metu klausiu, kur yra emocija, kur jinai jaučiame kūne ir mes išvalome tą emociją, išvalome emocinius blokus, pasižiūrime, kas ten buvo praeitį ir sugrąžiname visą tą suvokimą, ištraukiame tą suvokimą vienpusį tokį, kad tai buvo labai blogai, mes pasižiūrime į tą situaciją iš paukščio skrydžio ir sugrįžtame į balansą. Tai antras dalykas, kuris man padeda gyventi sveikai šiandieną ir
būti puikios nuotaikos, puikios energijos, tai yra gyvenimas balanse. Tai emociniai blokai ir gyvenimas balanse. Kas yra gyvenimas balanse? Tai yra tai, kai tu priemi gyvenimą tokį, koks jis yra, nebekovoji, nustoji kovoti, o matai dievišką tvarką visame kame. Ir ji yra. Ar tu matai ją, ar tu nematai, ta dieviška tvarka yra. Ir kiekvieną kartą, kai žmonės sako, man tai atrodo nesažininga, kodėl man taip atsitiko, o kitas, žiūrėk, toks niekšas, jam tai neatsitiko, man taip ir norisi pasakyti, kad tu žmogau įsivaizduoji, kad tu žinai geriau už visatos kūrėją, kaip turi būti. Ir tai yra tokia savotiška arogancija, žinoti, kas yra man geriau, kas yra kitam geriau, kištis į kito žmogaus gyvenimą, norėti sureguliuoti, sukontroliuoti visatą ir įvykius, kurie vyksta. Ir kai mes smerkiame, kaip mes duodame įvykiam teigiamą arba neigiamą pavadinimą, emociją, taip dar su emocija, tada mes kišamės į dievišką tvarką ir norim būti aukštesni už kūrėją. Tai tas tikrai neprideda sveikatos, tai tas mums labai daug duoda minčių, tokių negatyvių minčių, tos mintis užsisuka ir mūsų imunitetas silpsta. Mūsų negatyvios mintis yra didžiausias imuniteto griovėjas. Taip, ir emociniai blokai iš praeities. Tai susitvarkius praeitį ir išmokus priimti gyvenimą, sveikata tikrai keičiasi. Kas yra lygos? Lygos yra mums parodimas, kad keisk požiūrį. Lygos yra tai, kur mes nepriemam gyvenimo. Ir tai somatizuojasi įvairiuose organuose, įvairiuose mūsų kūno vietose, įvairiais dalykais, skausmais, lygom, tokia bloga savijauta, taip ir tik tai sugrįžus į ramybę ir balansą ir susitaikius su pasauliu ir gyvenimu, priemus, kad tai yra dieviška tvarka, mūsų gyvenimas ims iš esmės keistis. Taip? Ir mes nepakovosim su vėjo malūnais, ar mes priimsim ar nepriimsim, gyvenimas tiesiog vyks, tai pokytis tik tai yra toks, kad priėmus gyvenimą mums bus daug geriau. Tai kaip padaryti tai, kaip priimti tą gyvenimą su lengvumu, kaip sugrįžti į balansą, kaip atsikratyti tų emocinių blokų, kaip juos neatsikratyti, bet išlaisvinti tas emocijas iš to užstrigimo, kaip išsivalyti iš vidaus. Va tas išsivalymas man ir davė didžiausią šuolį, sveikatos šuolį. Tada jau eina vitaminai, miegas, grūdinimasis, sportas, taip tai yra reikalinga. Ir aš visą tą darau šiandieną ir tai duoda dar didesnį efektą, tačiau vien vitaminais, vien iš išorės į save imant tuos visus sveikus dalykus, sveikatos nebus. Jeigu tai būtų, tai visi pasaulio turtingieji būtų visiškai sveiki ir gyventų 120 metų, bet taip nėra. Todėl, kad būtent jie turi labai daug rūpesčių. Jie turi labai daug pinigų, kas turi daug pinigų, jų rūpesčiai yra didesni ir jeigu jie nemoka paleisti gyventi ramybėje su tuo visų suvokimu, dažnai jų suvokimas būna dar iškreiptesnis, kuo daugiau pinigų, tuo daugiau pergyvena dėl tų pinigų, kad neteks 1 milijono, taip, nors ten gal 10, tuomet yra sveikatos problemų. Tai iš sveikatos nenusipirksim iš išorės, ją galim iš išorės tik tai pagerinti, bet esmė yra viduje. Tai aš savo iššūkio 5 dienų, kurį parašiau 3 dalyje, kalbu apie sveikatą, kaip sugrįžti į balansą, kas yra tos emocijos, kas yra emociniai blokai ir kaip mūsų tos vertybės gali suteikti mums daugiau gyvenimo pilnatvės ir džiaugsmo, kad mes pradėtumėm pagaliau užsimti dalykais, kurie mus motyvuoja, kurie mums yra faini, vietoj to, kad sėdėti, skūstis, būti blogos emocijose, blogoj nuotaikoj ir kristi tą dar didesnę skylę ir dar daugiau tų sveikatos problemų turėti. Nes kas turi gyvenimo džiaugsmo, daug tam ir sveikatos duota. Ir tas žmogus, su tiek, kiek jam duota, jisai padarys labai daug. Tai kviečiu prisijungti mano 5 dienų iššūkį. 3 dalyje būtent ir kalbu apie sveikatą. Taip pat ir kitos dalys yra gana įdomios. Tai yra tokios temos kaip santykiai, finansai, komunikacija su kitais žmonėms, sveikata ir kaip iš vis nusistatyti vertybės, kaip sužinoti, kas tave motyvuoja, kaip atrasti tą savo pašaukimą gyvenime. Tai užeik į mano puslapį ir prisijunk į iššūkį. Ačiū tau.